kviečiu paskutinės idėjos šiandien autorių Simą. Idėja Tauralukis juda, sportas visiems, tai matom, kad Tauralukis jau juda. Tai prašom pristatyti savo idėją ir linkit sėkmės. Labas vakaras visiems. Labai nerimavau, kaip čia seksis man padriblinguoti, nes dėl šitos problemos, kurią pristatinėsiu, visiškai esu praradęs įgūdžius, neturime kur treniruotis, tai pabandykim išspręsti šitą problemą kartu. Tai kaip ir minėjo, esu klaipėdietis Simas Zikaras, šios idėjos autorius, bet esu čia ne tik kaip idėjos autorius, bet ir kaip Tauralukio bendruomenės balsas. Ir labai tikimės, kad ši problema, apie kurią netrukus kalbėsiu, šią problemą išspręs projektas Tauralukis juda, sportas visiems. Turėjome neseniai tokį įvykį kvartale. Iš mūsų kvartalo būtina pabėgti paskutinis kamuolys. Ir taip yra todėl, kad Tauralukė nėra vietos krepšiniui. Krepšinis neturi namų Tauralukėje. Nes mes iš principo turime dvi krepšinio aikšteles, kur viena yra visiškai pusinė ir iš jos kamuoliai šitaip laikas nuo laiko pabėga į pačią pavojingiausią Tauralukio sankryžą, kur laikas nuo laiko įvyksta avarijų ir be kamuolių ir nukenčia vaikai, tad tikrai norim, kad ši problema išsispręstų. O kita aikštelė yra štai ši ir jai yra metų turbūt panašiai, kiek man, gal ir ilgiau, gal ir daugiau. Bandžiau žiūrėti žemėlapiuose istoriniuose, tai ji nuo 95 metų visiškai nepasikeitė, toks pat kvadratėlis, tokie patys du krepšinio stovai ir galbūt daugiau žolės užaugo ant aikštelės ir štai matot, kaip kamuolys šokinėja gražiai štai aikštelėje, gražiai sakau juokais, nesupraskit klaidingai, bet kaip sako vienas toks mums gerai žinomas krepšinio treneris italas, kurį laiką dirbęs Lietuvoje, aš esu svajotojas, aš turiu svajonę ir aš tikiu, kad iš tokios krepšinio aikštelės, kur yra dabar Tauralaukyje, mes galime padaryti geresnę. Ir jūs žiūrėdami šitą video sakysit, kad čia nerealistiška, čia taip nebūna, kad akimirksniu išsispręstų problema, kad galės įgata nuostabę ir kad, tarkim, iš dangaus nepradės kamuolių. Bet aš jums pasakysiu, kad vienintelis nerealistiškas dalykas šitame video yra tai, kad čia nėra nei vieno žmogaus. Nes turint tokią krepšinio aikštelę mūsų kvartale, aš tikrai tikiu, kad ji nebūtų tuščia. Ji būtų užpildyta judesio, būtų užpildyta gyvybės, ją tikrai naudotų mūsų bendruomenė. Tai iš principo, ką aš pristatinėjau, reikia realiai pakalbėti, ar ne? Tai štai siūlom tokią dangą padengti krepšinio aikštelę, ji yra atspari aplinkos poveikiui, ji yra gerai sugerianti drėgmę ir jau po kelių minučių po lietaus galima žaisti, ji yra saugi, neslidi, ji yra tyli, kas irgi aktualu greta gyvenantiems gyventojams, kamuolio garsas žymiai tylesnis negu ant asfalto arba negu čia. Tai mes ir orientuojamės šituo projektu ir į šiuolaikiškus sprendimus. Ir tai, ką mes siūlome, yra kompleksinis sprendimas. Tai nėra tik tai krepšinio aikštelės atnaujinimas, tai yra ir apsauginio tinklo įrengimas. Tai yra, matėm, kas įvyksta, kai kamuoliai pabėga į laisvę. Tai yra ir treniruoklių zona, kuri dabar yra aplinkui, bet ji yra labai apverktina ir ne tik tai, kad gaila, kad jie negalima naudotis, bet ten yra ir nesaugu. Taip pat ir laipiojimo ir žaidimo erdvė irgi kažkokios nuotraupos ir nuolaužos vis dar yra šalia aikštelės. Mes tikim, kad tikrai šiuo projektu mes galim atnaujinti ir šią problemą taip pat išspręsti. Na ir žinoma, sutvarkyti aplinką, įrengti trinkeles, įrengti soliukus. Labai svarbu, kad būtų galima prie tos aikštelės prieiti ne per tuos kemsynus, kuriuos matėte šiek tiek anksčiau, bet tikrai saugiais, gražiais takeliais. Na ir kaip ir sakiau, aš paėmiau tą kamuolį į savo rankas ir dabar perduodu jį visiems klaipėdiečiams ir tikiu, kad kartu mes galim šitą problemą išspręsti. Ačiū.
ačiū už pristatymą. Idėja labai aiški ir labai reprezentatyviai parodyta. Tai kviečiu klausti, jeigu dar yra norinčių paklausti. Čia iš tikrųjų yra senasis tauralaukis ir aplinkui gal ir nelabai tikėtina daugam, bet pagrindė yra daugiabučiai, kur yra būtai, šalia yra bendrabučiai netgi. Tai vienas dalykas, kad tai ir sprendžia užimtumo problemą, nes neslėpsiu, ten yra tokia šiek tiek rizikinga zona, kur ir nusikaltimų gal kažkiek daugiau ir panašiai. Bet iš kitos pusės tai, kad tai yra daugiabučiai aplinkui ir lemia tai, kad ir ta paklausa šitokios aikštės yra žymiai aktualesnė būtent toje vietoje. Tie, kas gyvena savo asmeniniuose, kiemuose, daug kas yra įsirengę tokias mini aikšteles ar bent jau krepšinio lanką pasistatę savo individualiuose namuose ar kiemuose, bet va, tokios bendros erdvės tikrai trūksta tauralaukėje, būtent sportui orientuotos, o mesgi suprantam, kad čia ne tik tais pamėtymas į krepšį yra svarbu, tai yra ir bendruomenės susitikimų vieta. Aš sakau, aš savo vaikystę atsimenu, kaip aš čia žaisdavau ir tai tikrai buvo tas toksai bendruomeniškumo jausmas. Ir krepšinis galų gale yra komandinis sportas. Mes juk norim užauginti naujus Neptūno krepšininkus, naujus Lietuvos rinktinės krepšininkus, tam mes turim įdėti savo indėlį. Tikiu, kad tą kartu galim padaryti. Ačiū labai.